Labą vakarą, merginos, su jumis nepriklausomų pardavimų direktorė Alma Beniušienė. Ir šiandieną jau 4 vakaras. Mes darysimės 3 kaukių procedūrą. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate prisijungusios prie šio maratono ir tikiuosi jūs gaunate tikrai daug naudos ir išmokstate prisižiūrėti veido odą. Šį vakarą bus įrašas ir šiandien darysime 3 kaukių procedūrą kitaip truputėlį. Ir pirmiausia, mes nuo ko pradedam veido rutiną vakaro, tai yra nuvalom makiažo valikliu ir servetėlėm akis. Tiesiog prispaudžiam. Šitas makiažo valiklis, jūs jau pastebėjot, kad jisai tikrai labai gerai nuvalo ir jisai tinka jautriom akim, jisai tinka vandeniui atspariam tušui ir tiesiog jisai yra oftalmologiškai patikrintas ir nepadaro pandos akių. Tai va, vieną akį ir tuoj nusivalo. Tuo pačiu makiažo valikliu jisai tinka ir akims, ir lūpoms. Viską nuvalom ir tuoj eisim praustis. Dabar eisim praustis ir imam prausiklį. Jūs pasiimate tokį prausiklį, kurį jūs naudojate. Tai gali būti Tamais Repair, tai Tamais stebuklingo rinkinio prausiklis. Ir aš tikiuosi, kad jau jūs susiformavote įgūdį veidą prausti ryte ir vakare. Veido prausimas yra pirmas veido priežiūros etapas. Ir dabar viską sumuiluojam. Ryte ir vakare sąžiningai nusiprausiam veiduką. Ir dabar viską nuplaut su vandeniu. Veiduką nušluostam ir dėsim kaukes. Jūs jau 4 dieną darote procedūras ir matote, kad turint porą, 3 kaukių, jas galima įvairiai miksuoti. Dabar pirmiausia dėsim drėkinančią kaukę. Dėsim drėkinančią kaukę, visos, aš manau, jūs ieškokite indelėje drėkinantį kaukę ir va, taip atrodo natūralus dydis ir sutepam. Šiandien, kaip jau sakiau, darysime 3 kaukės vieną ant kitos ir tą procedūrą mes vadinam Kleopatra. Po jos jinai yra mano mėgstamiausia, po jos veido oda minkštutė. Ir ištepam visą veidą drėkinančią kaukę, kuri yra drėkinamoji, maitinamoji kaukė želė. Dar kitaip mes ją vadinam tinginio kaukę, kad vakare ją užtepus, iš tikrųjų galima ją ir vieną taip naudoti. Ir tiesiog jos nereikia nuplauti, bet dabar mes dėsim sluoksniuosim 3 kaukės, tai tiesiog palaukiam 5 minutės arba 3 minutės, kol susigeria ir tada dėsim kitą kaukę. Visas kaukės taip sudedam kas 5 minutės, tiesiog tai, kai apdžiūna, tada dedam kitą. Ir dabar aš imu skaistinančią kaukę ir sutepu ant veido. Čia irgi palauksiu 5 minutės, kol jinai apdžiūva ir tada tepsim dar kitą. Šita kaukė, jinai yra skaistinamoji kaukė. Jinai yra su baltojo svogūno šaknim ir vitaminu C. Šita kaukė, merginos, galite pajausti, kad jinai truputėlį kanda. Neišsigąskit, čia yra normalu. Šita kaukė priklauso nuo to, kaip kokia yra odos būklė. Kažkada pirmą kartą, kai užsidėjau, aš tiesiog norėjau nusikasyti ją, tad tai buvo veido oda išsausėjus. Jeigu kanda, vadinasi, veido oda yra išsausėjus. Ir ją reikia truputėlį daugiau procedūrų. Aš tikiuosi, jūs jau pastebėjote, kad jau šiandien 3 dienas jūs darėtės ir jau tikrai turi matytis rezultatas ant veido, bent jau jaustis, tai tikrai. Tad tikrai darant procedūrą ir prausintis veido oda visai kitokia. Tai šita kaukė, jinai dirba su pigmentacija, stiprina kapiliarų sienelės, kadangi čia yra vitamino C ir tos, kurios turite paviršiui kapiliarus, jinai šitą kaukė visai faina. Ir jinai stiprina, neleidžia kitiems kapiliarams išlysti. Tie, kurie jau yra, jie ir lieka, bet tie, kurie dar neišlindė, jos tiesiog stiprina ir neleidžia. Tai va, dabar pabūnam 5 minutės ir tepsim kitą kaukę.
Nu va, jau praėjo 5-7 minutės ir dabar tepsim kitą kaukę, tai yra rožinio molio atpalaiduojanti kaukė, kuri yra valomoji ir tepsim ją ant viso veido ir būtent ant tų 2 kaukių. Galbūt pas kažkurias yra ne rožinė, bet juoda, irgi nieko tokio. Ten turi būti arba parašyta ant indelio rožinio molio kaukė, arba valomoji kaukė. Tiesiog visos skirtingai dedam dėžutes ir kartais pamirštam, kaip užvadinti. Tai va. Tai tos 3 kaukės, šiaip šita procedūra, jinai tokia yra giliai valanti, giliai drėkinanti ir labai faina. Jūs pajausite, kokia yra veido oda. Koks jausmas? Geras, nu va. Ir dabar pabūnam tol, kol sudžiūna kaukės. Tai šita valomoji kaukė rožinė, jinai yra atpalaiduojanti molio. Labai gerai, kada yra nuvargęs veidas po darbo pasidaryti ją. Kitas dalykas, jinai turi antibakterinių savybių ir jinai giliai išvalo poras. Išvalo poras, nuima visą seną odos sluoksnį ir čia jinai, aišku, jinai ne taip sustings stipriai, nes jinai yra ant 2 kaukių, bet paprastai visas tas 3 kaukės galima ir skirtingom dienom daryti. Tai vietoj to rožinio gali tai būti, sakau, juoda, irgi super. Tai va, ir šita kaukė, jinai eina per tas 2 kaukės, nunešia drėgmę ir maitinimą su skaistinimu ir plus išvalo veido odą. Tai va, merginos, laukiam tada, kol sustingsta. Nu va, kaukė jau sustingo, jau išdžiūvo ir laikas ją nuplauti. Jas nuplauti, sluoksnis yra storokas ir bus taip, nemažai reikės pavargti nuplauti, bet tai nieko tokio, aš rekomenduoju turėti tokias kempinėlės, jas tiesiog sudrėkinam veidą ir viską gražiai nuplaunam. Tai nusiplaunam tada. Nu va, pajaučiat, kokia yra veido oda minkštutė ir dabar einam prie visos rutinos, kurią mes jau mokam, tai yra toniko, kuris atstato odos pH, nueina gilyn, man jisai kaip gyvybės šaltinis, iškart veido oda jinai atsigauna ir labai duoda papildomos drėgmės, nuveda gilyn, kaip traukinukas, serumą ir kremą. Toliau dėsim paakių kremą. Paakių kremai irgi rytas vakaras. Rytas vakaras ir toliau dėsim boosterį. Jūs pasiimate iš dėžutės boosterį, kuris yra pipetė mažoji, tokio ryškiai geltonų, o natūralios produktas yra taip parašyta C+ resveratrolis, vitaminas C+ resveratrolis ir čia yra boosteris. Ką reiškia boosteris? Boosteris tai yra koncentruotas produktas būtent tai problemai. Tai čia yra nuo raukšlių. Boosteriai jie eina mano į pabaigą, jisai yra tokios geltonos spalvos. Va. Ir jį tiesiog sutepam ant veiduko. Jisai yra papildoma veido odos priežiūros produktai, nepakeičia kitų kremų, bet jisai yra kaip papildomas vitaminas mūsų odai. Tai va, tą rekomenduoju ir jūs boosterį, vieną iš šitų boosterių gausite 2. Vienas hialuronas, kitas šitas gausite antram modulį, kas naudosite. Toliau dedam serumą. Serumą su vitaminu C. Vitamino C serumas jisai yra universalus ir aš rekomenduoju jį naudoti žiemą vasarą. Aš pati jį naudoju, jisai duoda ir šviesina, ir skaistina, ir prieš raukšles, ir padrėkina. Žodžiu, jisai yra universalus ir nerealiai oda pagerėja. Toliau dedam naktinį eliksyrą, kuris yra čia su burbuliukais. Čia yra, pamiršau dabar, kas ten yra, įeina, bet tie burbuliukai jie sprogsta tik iš karto uždėjus. Nu va, ir čia boosteris, vitaminas C, naktinis eliksyras iš jūsų veido sistemos, arba kas turi ne šitą sistemą naudojate Oripiero, tai jūsų tiesiog eina liftinginis serumas ir tada eina jauninamoji emulsija kaip kremas. Visų priemonių reikia labai nedaug, kadangi kai darom viską iš eilės,
veido oda jinai prisidrėkina ir reikia labai nedidelio kiekio. Nu va. Šiam vakarui būtų tiek. Jeigu turėsite klausimų, būtinai paklauskite. Kas lieka, visada tepuosi ant rankų. Ir šį vakarą mes darėm kaukės, drėkinančią kaukę, 3 kaukės viena ant kitos, šiandien esam Kleopatros. Skaistinančią ir rožinio molio kaukę valomąją, drėkinimas, skaistinimas ir valymas. 3 funkcijos ir jos suderinus kartu tikrai labai geras rezultatas. Tad merginos, gražaus jums vakaro ir iki kitų susitikimų. Jeigu turite klausimų, klauskite.